Noriu pasveikinti visus susirinkusius į didelę šventę. 1410-ieji istorija neužmiršta. Istorija neužmiršta ir gyva, nes šiandien, šiais metais mes minime mūsų vieno didžiausių mūšių, pergalės mūšių, Žalgirio mūšio metines. Šią progą Lietuvos bajorų karališkoji sąjunga kartu su savo partneriais, akcinė bendrovė Ragutis, sugalvojo netradicinį šios šventės paminėjimą. Norėjome parodyti tai praktiškai ir tiesiog ieškojome tokio varianto, kuris gal dar nebuvęs Lietuvoje. Kaip parodyti bajorų indėlį į kovą, dar kartą sakau, daugelis krito, kaip parodyti tą istorinę sąsają, fizinę su tais giminių atstovais, kurie šiandien yra mūsų sąjungoje. Taigi, ieškojom tų netradicinių būdų ir, turiu pastebėti, suradome. Aš labai esu dėkingas, kad pavyko surasti tuos, kurie pažiūrėjo į šitą projektą kitaip ir galbūt taip, kaip mes norėjome. Jie žvilgtelėjo į jį, o kaip parodyti, kaip pamokyti jaunąją, vyresnėją kartą, kad galėtų jie matyti tą sąsają. Žalgiris, mes, bajorai, heraldika, genealogija, tai skatina tautoje tikrąją atmintį. Ir tada tikrai niekas nepamiršta. Visi žino romėnų posakį. Nežinai savo istorijos. Esi visai nevertas to šalies. Iš tikrųjų, su dideliu entuziazmu atsiliepėm į bajorų sąjungos iniciatyvą Žalgirio mūšio 600 metų jubiliejų paminėti netradiciškai. Tikrai nenorėjome, kad šio neeilinio jubiliejaus paminėjimas virstų eilinė švente. Esame nedidelė alaus darykla, esame labai aktyvus, mėgstame netradicinius ir greitus sprendimus. Ir tai viskas, aišku, vyko labai greitai, per trumpą laiką ir tai priėmėme kaip labai didelį ir atsakingą iššūkį savo. Idėja, kad kuo didesnė visuomenės dalis turėtų ne tik galimybę pamatyti žymųjį Jano Mateikos paveikslą Žalgirio mūšis, bet ir gyvai iš bajorų lūpų išgirstų gyvus pasakojimus apie mūšio dalyvius, mūšio eigą ir mūšio įtaką dabartiniai Lietuvos tautai ir tiek, aišku, mūsų valstybei. Ponios ir ponai, Žalgirio mūšis, kurios aukštis yra 4 metrai, ilgis 10 metrų, plotas 40 kvadratinių metrų. Šita drobė keliaus per Lietuvą kaip švietėjiška projekto 1410-ieji istorija nepamiršta misija. Projektu 1410-ieji istorija nepamiršta siekime skatinti Lietuvos visuomenę domėti savo valstybės istoriją, kultūra ir tradicijomis. Šiam tikslui pasiekti garsusis Jano Mateikos paveikslas Žalgirio mūšis bus pristatomas įvairiuose Lietuvos miestuose. Tautiečiams atskleisime ryškiausius šio mūšio herojus, istorinės aplinkybės, karo meno paslaptis bei šio įvykio reikšmę Lietuvos valstybei ir jos dabarčiai. Lietuvos bajorų karališkoji sąjunga ir akcinė bendrovė Ragutis skelbia, kad 1410 metų pergalės istorija nebus pamiršta. Šis projektas prisidės prie iškilios Žalgirio mūšio pergalės atminimo ir gilesnio įprasminimo mūsų tautiečių protuose ir širdyse. Labai susirūtė plunksno reikia. Dėkui iš tikrųjų. Įkvėpti ir aišku įkvėpti labai apvalios Žalgirio mūšio pergalės jubiliejaus datos. Nepasitenkinom vienu projektu, galvojom, kodėl nepadaryti ir antro projekto. Tai tokių
minčių kaip vedini, nusprendėm pagaminti proginį alų, specialiai šiais metais, Žalgirio mūšio alų, arba kitaip mes jį pavadinom 1410.